Kaip manot, kodėl jums buvo suteikta garbė atidaryti šitą festivalį? Už ežerą gal. Manau, mes geriausi. Manau, Viktoro vestuvės rytoj, tai reikia greitai išvažiuoti. Jo, šiandien aš nevedęs. Ką jums reiškia bliuzo naktis realiai? Kas tai per festivalis jums? Meilė, atsipalaidavimas, gera nuotaika, ežeras ir kas be ko muzika. Žiauriai geras festas. Žiauriai. O kodėl jis toks geras tas festas? Iš tikrųjų, nes jis yra seniausias ir jis yra tikrai kokybinė prasme kitoks. Liuks. Tiesiog gerai. Nuo 80 iki 16. Pasakysiu, aš pirmą kartą šitam festivalį buvau kokį gal 12 metų. Tai, principai yra gerai dėl to, kad jis per daug, gal dėl to, kad nesikeičia ir tu žinai, ką tu gausi atvažiavęs. Ir gausi tikrai gerai gausi. Aštuoni vyrukai su vaikais. Interneta pajungta, tavo gyvenimo sąskaita, nenustebk jei staiga vieną rytą į tuščią. Kiek virgi metų jau bliuzo naktis? Nu, tiek varniai, tiek ir metų. Nu, Pašiūlės, kai pradėjom kažkada, tai va, taip ir čia. Ar bliuzas gali būti laikomas iš vis gyvenimo būdų labiau, ne tiek muzikinių žanrų? Nu, aš manau, kad iš dalies taip. Bliuzas padeda antspaudą gyvenime, tai tikrai. Dėk antspaudą man. Ačiū. Kas yra tavo širdies bliuzas? Man... Štai mes kalbamės po 14 apie bliuzą. Kas man tai yra? Man iš tikrųjų toks tikras lietuviškas bliuzas yra, kai groja vienos scenos kartu su Aleksandru Belkinu. Tokie džemai, ne? Tada yra tikras bliuzas. Tas buvo nuoširdu. Ir su Aleksandru, kai groja, visą laiką būna bliuzas. Visą laiką nuoširdu. Klausykit, jūs patys esate tokie bliuzistai, kad net nežinot, kokie jūs bliuzistai, ar ne? Mes stengiamės šiek tiek išversti ir širdies, ir šiek tiek pataikyti į bliuzo tematiką šiemet bandėm. Aleksandrai, Lupytės, padažiau, nors tu amžinai groji su kažkokiais užsieniečiais, o kada pagrosim normaliai su lietuviais. Šiemet jūs uždarėt pirmąjį vakarą, jau kaip visiškai headlineriai, žinai, kuriuos apšildė super žvaigždės iš Amerikos. Labai gera grupė. Kas vyksta? Nežinau. Man atrodo, kad gal bliuzas yra bliuzas, meilė yra meilė. Bliuzo naktų festivalis yra bliuzo naktų festivalis ir čia vyksta stebuklas.
you know, I was here yesterday just to have a little holiday here. And whose idea was to sing Blues on Naktis as anthem of the festival? Okay, I wish I could take credit for that, but it was my drummer. When they were playing it and he heard everybody singing in the audience, he said, why don't you, oh no, okay, it was my idea, because he said, why don't you, he said, you should have them sing Blues on Naktis in one of our songs. And I go, well, why don't we learn the song? I said, I'll sing it in English if I can get someone to translate, and we did. And then I met the songwriter, Alexander, and I asked him, may I sing your song in English? And he said, yes, but I want to play harmonica. And I go, okay, then we'll do it. So. What you say? And I had a really nice time. I met some beautiful people. And then tonight was just the crown, the jewel on the crown, you know? And I just want to say, Achu, thank you so much. Man, this has just been wonderful. What's your impression about Lithuania, about this festival, about these blues nights, what we have here? Well, first of all, about Lucena, it's really green, it's beautiful. And I mean, Blues on Naktis, called Blues Night, right? It's just perfect. The location, the spot is just amazing. I mean, it's green everywhere. You got this beautiful lake just next to the festival place. I mean, it's just amazing. Good music, good vibes, good people. What do you want more? What is the blues for you? What is it? What is it as the mood, as the lifestyle, as the music? What does it give to you? Blues is a feeling. Great to be here, Willie. Thank you very much. It's really great. First time in Lithuania. Lithuania, thank you very much. Blues on Naktis, thank you for everything. See ya. Bye-bye. Ką pačiom reiškia šitas festivalis? O čia gali Indra, manau, atsakyti tikrai pilnai. Taip, aš buvau dar tais laikais, kai Lietuvoje festivalių buvo nedviženklis skaičius. Tai buvo prieš gerą dešimtmetį daugiau. Tais laikais, kai atvažiuodavai čia tranzuodamas, nusipirkdavai bilietą už 20 gal litų. Su pritrintom kojom, atėjęs beveik basom. Jo, ir tiesiog nerdavai į šitą nuotaiką, tarp žmonių atsijungdavai. Tiesiog į kitą pasaulį papuldavai visam savaitgalį. Tai buvo laikotarpis, kada kiekvienais metais važiuodavau iš eilės šiandien. Nu tai ko palinkėtumėt tom bliuzo naktim, kurios štai jau kitais metais švęs 25-metį?
Tai toliau palaikyti šitą nuotaiką, neišsivadėti ir eiti tik gerin, kaip, neretam žmogui, bent jau brandžiom asmenybėm nutinka, kad su metais tik gražėja žmonės vidumi ir neretai išorė, tai to palinkėtume ir tikriausiai šitam festivaliui. Bliuzo naktų patriarchas, tėvukas, gerąja to žodžio prasme, idėjinis vadas, Blėka, jis Algirdas Barniškis. Tai tą bliuzą kaip ir užsiauginai, ar ne, šitą festivalį? Nu, iš tikrųjų tai ne, mane užaugino. Jisai ne aš, ta prasme, nes, pradžia tai nebuvo mano, ta prasme, aš tik tai įsimplantavau į tą festivalį, jo. Tai jisai ir užaugino mane. O kaip dabar, jeigu žiūrėtum per petį atgal, minus 24 metai, labai toli jisai paėjo į priekį? Vėlgi 24 metai, aš kai buvau 24 metai, kai buvo pirmi bliuzo naktis, tai aš buvau tik tai muzikantų tenais. Tai galiu tik tai pasakyti, kad, iš tikrųjų tai paėjo žiauriai toli į priekį. Žiauriai toli reikia praėjo, bet ir žiauriai toli yra kur dar eit. O kaip keičias publika bėgant metam? Jo, publika jaunėja. Tai vadinasi, nežinau kaip čia pasakyti, arba yra to jaunimo, kuriam į tai įdomu, arba tą jaunimą kažkas tai pripratina prie to, kad jiems pasidaro tai įdomu. Antrą kartą, ne, jau eina, sukasi kasetė toliau. Sukasi ratu, kasetė. O yra buvę kažkokie metai, kad būtum sakęs, daugiau niekada nebedarysiu šito festivalio, net neprašykit? Wow. Nebent, kai būna kritiniai tokie momentai, kaip buvo keletas minučių šiandien, šį vakarą. Kai kilo vėtra didžiulė. Vėtra, kai kyla grėsmė. Kai atrodo, kad wow, viskas čia, ką tu darai, tai kažkam gal trukdai, nežinau, tokių durnų minčių kyla, bet paskui labai greit pasisuka viskas ir vėl grįžta. Niekam aš netrukdau. Į savo vėžes, jo. Aš taip galvoju, iš tikrųjų, dėl to bliuzo naktų himno, negalvoju, kiek iš čia kitų kaulų čiulpų jau, jisai, užknisa visus, ta prasme, ne? Bliuzo naktis. Bet gal tas himnas ir padaro, kad, nežinau, vėl išbaido tos debesis, tą vėtrą ir vėl viskas grįžta, taip kaip turi būti. Šiandien girdėjai angliškąją versiją bliuzo naktų himno ir Lastomas gražiai atliko savo kalbą. Tai vėlgi kažkoks, tai 2-kart Grammy nominantas, dainuoja bliuzo naktų himną, žinai, ar pajunti savo prasmę, ne savo, bet šito festivalio prasmę tokią globalę? Tai aš manau, kad jiem irgi kaulų čiulpų dėjo tas himnas. Ir tas 2 dienas. Jo, tas 2 dienas, kol jisai čia buvo, jis sugebėjo jį interpretuoti jau kitą kalbą ir netgi biškai kito atlikimu, biškai kitokiu stylu, tokiu daugiau štatskų, bet, tai va, rezultatas. Gražu buvo. Taip, super buvo, čia buvo labai netikėta iš tikrųjų. Kai baigęs bliuzo naktis, pasilgsti iš karto ar reikia pusę metų palaukti? Dėl pasilgsti nežinau, bet kaip visą laiką sakau, pasibaigė bliuzo naktis šių metų, iškart prasidėjo kitų metų bliuzo naktis. Bent jau mums. Mes esam scenoje, čia gesta šviesos ir mes gesinam savo šviesas. Iki. It's a lie. Did you tell him you would leave? I won't believe it's true. It's no good for you. This man is only fooling, can't you see? What went wrong? Our love was so strong. Tell it to me straight, I need to know.
know. Is he what you wish for? I can give you so much more. Don't let him trick you. His love is just for show. What can I do? What can I say? I'm totally speechless if you leave me this way. What can I do? What can I say? I'm totally helpless. I don't understand. I thought I was your man, but it looks to me like I have been mistaken. Did you lose your mind? How could you be so blind? You put me in a cruel and twisted situation. What can I do? What can I say? I'm totally speechless if you leave me this way. What can I do? What can I say? I'm totally helpless. It's a dark and lonely day.